Gerą dieną visiems. Ačiū už pasitikėjimą. Galvoju ilgai, kas galėtų būti tas bendras vardiklis, kas mums visiems yra kovo 11. Tikriausiai nesuklysiu sakydama, jog tiek man, tiek mano tėvams, seneliams, tiek jums visiems, tiek Lietuvai, tai kovo 11 tai buvo didžiausias troškimas, didžiausias noras niekieno negąsdinamiems, nekontroliuojamams svetimų jėgų kurti, atsakingai kurti savo valstybę. Tai buvo užtikrinta galimybė išlikti, dirbti, švęsti, tikėti, gyventi taip, kad neapviltumėm savo protėvių, kurie per amžius kūrė tą mūsų Lietuvą, išlaikydami lietuvių kalbą, papročius, tradicijas, tikėjimą, kovodami už Lietuvos laisvę. Ir į kovo 11 atėjome niekieno neverčiami, atėjome vedini tikėjimo ir to troškimo būti atsakingi patys už save ir būti atsakingi už savo gyvenimą ir valstybę. Aš labai džiaugiuosi, kad pati gimiau dar iki nepriklausomybės, kad turėjau, kad ir vaiko akimis galimybę pamatyti tą lūžį, pajausti tą ypatingą nuotaiką. Ir atsimenu tą kovo 11-osios vakarą, 90-ųjų metų kovo 11-osios vakarą, tada su šeima važiavome kažkur savo rančinių zaporožiečių Lietuvoje ir klausomės radiją, tiesioginės transliacijos iš Seimo rūmų. Ir kada išgirdome žodžius, kad Lietuvos nepriklausomybė atstatyta, kad vėl esame laisvi, sustojame ir visi kartu giedojom Lietuvos himną. Tai buvimas šeimoje ir kada tėvai su didžiuliu džiaugsmu apkabinė ir išbučiavę mūsų visus vaikus, aš tikiuosi, kad ta nuotaika ir toksai jausmas buvo visose šeimose. Ir tada mes tikrai tikėjome ir tą ateitimi ir to ėjimu į priekį ir aš manau, kad šiandieną taip pat mus turi vesti pirmyn. Vėliau, žinoma, tai buvo nauja pradžia. Laisvė minčių judėjimo pačių žmonių, asmenų. Tai buvo laisvė reikšti savo mintis ir savo idėjas. Ir vėliau atsiradę iššūkiai, tam tikri tikslai vėl sugrįžti į Europos Sąjungą ir Europos tautų šeimą, vėliau lygiavertiškai dalyvauti Europos Sąjungos veikloje ir lygiavertiškai būti tarp tų didžiųjų Europos Sąjungos valstybių. Tai yra ir didžiuliai išbandymai, bet tai yra ir didžiulė laimė. Ir žinoma, dabar tas kelias yra vingiuotas ir šiek tiek duobėtas ir turime ir sunkumų, ir turime, žinoma, ir kuom džiaugtis, bet aš tikiuosi, kad į priekį galime eiti aukštai iškėlę galvą, gindami valstybės orumą, valstybės interesus. Ir aš labai noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie mus atvedė į šitą laisvės kelią. Visiems tiems, kurie buvo tada Seime, visiems tiems, kurie buvo susitelkę sąjūdžio mitinguose, visai mūsų valstybei ir žmonėms stovėjusiems jos maigalyje. Ir aš tikiuosi, kad šita kovo 11, jeigu dar nėra tapusi, tai taps mūsų bendra bendrų brolystės ir bendrystės pavasariu. Ir visiems mums, Lietuvai, noriu palinkėti, kad mokėtumėme gyventi laisvėje, su pagarba vieni kitiems ir aišku mūsų valstybei. Su švente visus.